Šiandien žiniose. Daugumai moksleivių dėl privalomojo sveikatos draudimo į ligonių kasą vykti nebereikės. Ekrano tvenkinio vanduo tinkamas maudytis. Skelbiamas gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas. Panevėžiečiai kviečiami visi kartu Liepos 6 giedoti tautišką giesmę. Dar birželio pradžioje Panevėžio teritorinė ligonių kasa kreipėsi į jos veiklos zonoje esančias bendrojo lavinimo mokyklas, prašydama pateikti sąrašus moksleivių, kuriems iki šių metų rugpjūčio 31 dienos sukaks 18 metų. Į mokyklas nuspręsta kreiptis siekiant palengvinti moksleivių rūpesčius, kad jiems sulaukus pilnametystės nebereikėtų vykti į ligonių kasą patvirtinti, jog toliau mokosi ir yra valstybės apdrausti privalomųjų sveikatos draudimu. Kadangi atvykti į ligonių kasą turi labai daug moksleivių, labai daugam sueina 18 metų jau mokslo metais ir vasarą. Mes pastebėjome, kad susidarė eilės ir ligonių kasa ėmėsi šių metų birželio pradžioje iniciatyvos apdrausti visus moksleivius, bendradarbiaujant kartu su mokyklomis. Todėl kreipėmės į 74 bendrojo lavinimo profesinės ir aukštesnėsias mokyklas, prašydami bendradarbiauti su mumis ir pateikti visų moksleivių, kuriems sueina besimokant 18 metų, sąrašus. Didžioji dauguma mokyklų, 50 iš visų mokyklų, į kurias kreipėmės, jau pateikė šiuos sąrašus ir šiai dienai jau virš 6 000 moksleivių yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu pagal mokyklų pateiktus sąrašus. Sigitos Paulauskienės teigimu, centralizuotas draustumo patvirtinimas tai ne tik patogumas moksleiviams, bet ir nauda gydymo įstaigoms, kadangi mokyklų pateikti duomenys iš karto pateks į naują draudžiamųjų privalomųjų sveikatos draudimų registrą, kuriuo naudojasi sveikatos priežiūros įstaigos. Kiekvienas moksleivis susiruošęs pas gydytoją, kuris abejoja, ar jo mokykla yra pateikusi sąrašus, gali pasitikrinti Panevėžio teritorinės ligonių kasos interneto puslapyje informaciją. Jeigu šiame sąraše yra jo mokykla, reiškia, kreipiantis pas gydytoją, jam jau nereikia užeiti į ligonių kasą patvirtinti draustumo privalomojo sveikatos draudimą. Nors mokyklos moksleivių sąrašus Panevėžio teritoriniai ligonių kasai turėjo pateikti iki birželio 10 dienos, tačiau dėl tuo metu vykusių egzaminų ir didelio darbo krūvio nemažai švietimo įstaigų to nepadarė. Todėl teikti informaciją apie moksleivius, kuriems iki šių metų rugpjūčio 31 dienos sueis 18 metų, mokyklos dar gali visą vasarą. Prieš savaitę panevėžiečiams pranešėme, kad atlikus miesto maudyklų vandens tyrimus, nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija konstatavo, kad užterštas ekranų tvenkinio vanduo, todėl jame maudytis nerekomenduojama. Tačiau dabar atlikus pakartotinius tyrimus nustatyta, kad vandens parametrai atitinka reikalavimus ir yra saugus. Birželio 21 dieną Panevėžio miesto maudykloje esančio prie ekranų mariose buvo pakartotinai paimti vandens mėginiai, siekiant įvertinti, kokia buvo tarša ar ilgalaikė ar trumpalaikė mikrobiologiniais užterštumais. Priminsime, kad prieš savaitę, birželio 13 dieną paimtose mėginiuose buvo nustatytas padidėjęs žarnyninių enterokokų kiekis vandenyje, o atlikus pakartotinius tyrimus mikroorganizmų kiekis vandenyje neviršija leistinų normų. Įtariama, kad padidėjusių žarninių enterokokų skaičių lėmė birželio 11-12 dienomis mieste siautusi liūtis, kurios metu nuo pakrančių nutekėjęs vanduo ir užteršė ekrano tvenkinio vandenį. Gyventojams bet kokiu atveju rekomenduojama, kai būna didelės liūtis ir stipriai bėgantis vanduo, rekomenduojama 24 valandas po liūčių nesimaudyti nei vienoje maudykloje, nes liūčių metu nuo pakrančių, nuo gatvių ir nuo visų kitų paviršių aplinkinių gali būti nuplaunami ne tik mikroorganizmai, bet ir kitos cheminės medžiagos naudojamos tiek ūkininkų, tiek kitų netoliese gyvenančių žmonių. Besimaudantis vandenyje užterštame mikroorganizmais, tokiais kaip žarniniai enterokokai ar žarninės lazdelės, gali susirgti odos infekcijomis. Nuriję tokio vandens rizikuoja susirgti virškinamojo trakto infekcinėmis ligomis.
Panevėžio miesto savivaldybė skelbia jau tradiciniu tapusi daugiabučių gyvenamųjų namų, įstaigų, įmonių ir privačių valdų gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursą. Kaip ir visais metais, taip ir šiemet yra pradedamas vykdyti gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki Liepos 31 dienos. Po paraiškų pateikimo komisija vyks į vietas apžiūrėti pagal pateiktas paraiškas sklypų. Bus vertinama 5-balėje sistemoje pagal atitinkamus kriterijus. Tai kokia yra žemės sklypo būklė, kokia yra pagrindinių ir pagalbinių pastatų būklė. Taip pat ar yra mažosios ir architektūros įrenginių, kaip tvarkomos atliekos, ar yra konteineriai ir jei yra balkonas, kaip yra tvarkomas balkonas. Panevėžiečiai kviečiami nelikti abejingais ir pastebėjus gražiai sutvarkytą aplinką informuoti apie tai komisiją, kadangi kuo daugiau gyventojų dalyvaus konkurse, tuo daugiau bus galimybių išrinkti estetiškiausiai ir išradingiausiai prižiūrinčius savo sklypus ar teritorijas. Kviečiame dalyvauti visus panevėžiečius, o siūlyti gali ir patys savininkai prižiūrintis teritorijas ir taip pat praeiviai šalia pamatę pastebėjo gražiausiai tvarkomas aplinkas. Siūloma kuo daugiau, kad visi dalyvautų šiame konkurse, kad tikrai būtų iš ko rinktis ir būtų išrinkti patys estetiškiausiai, gražiausiai besitvarkantis aplinką. Norintys dalyvauti konkurse, užsiregistruoti savivaldybės priimamojo 3 darbo vietoje turėtų iki Liepos 31 dienos. Liepos 6-ąją minint Valstybės dieną 3 metus iš eilės Panevėžyje bus giedama tautiška giesmė. Tai unikali tradicija apjungianti lietuvių bendruomenės ne tik gimtojoje šalyje, bet ir visoje planetoje. Šiemet tautiška giesmė bus skirta Lietuvos krepšiniui, kadangi net po 72 metų pertraukos Lietuva tapo visos Europos krepšinio namais. Mes turėtume pasidžiaugti, kad turime vieną linksmą šventę, džiaugsmingą šventę vasaros metu, ne pavasarį, ne kaip kovo 11 ar vasario 16, o vasarą. Ir iš tikrųjų norėtume visus pakviesti Liepos 6 dieną, tai yra laisva diena, šventinė diena, ateiti 12 val. Prie miesto savivaldybės, kartu pakelti Lietuvos vėliavą, sugiedoti kartu visi Lietuvos himną. Už mūsų valstybę iš tikrųjų labai kvieščiau visus su vaikais, kuriems visada labai patinka pati ceremonija ir tie, kurie ateina, aš manau, kad tikrai labai mato didžiulę ne tik pramogą, bet ir tokią tikrai pakylėjimą, tokią patriotinę šventę. Nors tradiciškai himną daugelis lietuvių giedos 21 valandą, tačiau Panevėžyje šią tradiciją nuspręsta sulaužyti ir giesmę sugiedoti vidurdienį. Taip tikintis, kad prie šios gražios akcijos prisidės kuo daugiau panevėžiečių. Ne vienus metus mes organizavome tą akciją, patį giedojame 9 vakare, tai turiu prisipažinti, kad nėra tas pats populiariausias dalykas, kad visi žmonės iš tikrųjų sueina. Tai yra daugiau veiksmas dėl veiksmo, dėl to, kad padarome tai, ką daro visa Lietuva, bet iš tikrųjų gaila laiko ir žmogiškųjų išteklių organizuoti tai, kas iš tikrųjų neprilimpa, vien dėl to, kad kažkas galėtų Vilniuje ar kažkur kitur užsidėti pliusiuką. Todėl mes, kaip tikrai organizuodami Valstybės dienos vėliavos pakilimą ir koncertą, kuris iš tikrųjų pasiteisino ir pasitvirtino, ir būtent tą vasaros dieną, 12 val. Tai yra puikus laikas. Ir kviečiam visus sugiedoti tą valstybės himną. Ir nesmė yra, kad giedos galbūt Šiauliai, Vilnius ir Kaunas ir Panevėžys vienu metu. Esmė yra ta, kad Panevėžio žmonės vienu metu giedos himną. Tai čia yra bendruomenės ir bendrumo jausmas. Todėl mes ir kviečiame visus 12 val. Tada, kai turime savo programą, kai turime iškilmingą vėliavos pakilimą, ateiti visiems kartu ir sugiedoti. Atėjusiųjų Liepos 6 į Laisvės aikštę laukia ne tik iškilmingas vėliavos pakėlimas, tautiškos giesmės giedojimas, bet ir muzikinio ansamblių pasirodymas ir netgi pats karalius Mindaugas.